Labą dieną visiems. Mes su Andrium vėl Strasbūrė. Atsireitoję rankovės, pasiruošę darbui, dar 5 metams. Ir kaip tik tai išbėgom beveik prieš pusvalandį, tik tai baigėsi paskelbimas labai svarbių rezultatų ir visai Europai, ir mum Lietuvai. Ir aš netgi sakyčiau, kad ir pasauliui žinia labai svarbi. Ir mes savo balsais prisidėjom, kad Ursula von der Leyen buvo patvirtinta, išrinkta į Europos komisijos pirmininkus antrai kadencijai. Mes abu gerai pažįstam Ursulą, mums teko ne kartą su ją bendrauti, stebėti, matyti iš arti jos darbą. Ir buvo daug nerimo beje. Tikrai buvo daug nerimo, ar užteks balsų, nes 2019 metais, kai jinai buvo skiriama į šias pareigas Europos parlamente, skirtumas balsavimo buvo tik 9 balsai. Aš esu nustebus, labai gerąją prasme nustebus, kad šį kartą skirtumas tarp už ir kitų, balsavusių prieš ar nebalsavusių, buvo 41 balsas. Tai yra iš tikrųjų labai didelė sėkmė ir mūsų grupės, mūsų pirmininko, Europos liaudės partijos, visų pirma tai, kad rinkimus laimėjom visoje Europoje, imant, skaičiuojant. Ir kodėl mums taip svarbu, kodėl mes džiaugiamės. Tai Andrius, tu pasakysi dar savo žodį, savo įžvalgas. Man pačiai tai praeitą kadenciją teko artimiau bendrauti, pažinti jos darbo stilių ir jos mąstymą, kada privačiai kalbėsi. Tai aišku, mums svarbiausia yra pasiūsti aiškę žinę ir ukrainietės draugės iš jų parlamento rado stebėdama siuntė man net nuotraukas, kur mes ten abidvi kalbomės. Ukrainai labai svarbu, Ukrainos klausimų. Kada yra toks chaosas aplinkui, Jungtinės Amerikos valstijos nenuspėjama dar kol kas situacija. Aišku, karas, aišku, pietinė kaiminystė mūsų karas Izraelyje. Ir šiaip pasaulis toks visas susivėlęs darosi. Tai įsivaizduokit, jeigu šita žinutė būtų kitokia. Jeigu būtų pasiųsta žinia, jeigu mes būtumėm keliais balsais pralaimėję čia tą balsavimą, vasara, chaosas, paieška naujų kandidatų. Aš tik tai noriu priminti tiems, kurie mūsų klausosi, kad Europos komisijos kandidatūra gimsta ne taip lengvai. Tai visų pirma, parlamento rinkimų rezultatas nulėmė, tada politinė partija, kuri gauna daugiausia balsų, siūlo kandidatą. Tada tariamasi su kitom politiniam grupėm, kurios gali palaikyti. Tada einama į vadovų tarybą. Vadovų taryba yra kita institucija, joje jau tada sutarė valstybių visų vadovai ir jie tada tą kandidatūrą teikia į Europos parlamentą. Tai įsivaizduokit vėl, kiek būtų užsisukę visi šitie dalykai, ypač dar kaip pirmininkauja Vengrija šiuo metu Europos tarybai. Tai mano įžanga dėl Ursulos tokia, o paskui gal šiek tiek ir apie kitus dalykus. Tai Andriau, tu dar tokių keletą sakinių apie tai, kodėlgi tu džiaugiesi, kad Ursula von der Leyen šiandien buvo išrinkta. Na, aš tik pratęsdamas tavo mintį, tai klausantis diskusijoje visų pasisakymų, tai aišku, padarai keletą tokių paprastų išvadų. Ir vieną iš tų išvadų padariau besiklausydamas tų vadinamų radikalų, tiek iš dešinės, tiek iš kairės kalbų. Ir visiškai akivaizdu yra. Tie, kurie pasisako ir anksčiau pasisakydavo prieš ES paramą Ukrainai, tie, kurie pasisako už draugystę ar ten kokių tai Putino taikos planų įgyvendinimą, už draugystę su Putinu, ir tie, kurie siekia silpnos ES, silpnesnės ES, net ir šito karo akivaizdoje, jie visi kalbėjo prieš Ursulą von der Leyen ir balsavo prieš ją. Taip. Tada kyla klausimas, kodėl jie taip ir kalba, ir balsuoja. Tai aš tą pačią išvadą darau. Noriu pradžiuginti Putiną, ir tą patį Orbaną. Ir tiesą sakant, kai tos grupės dar yra pasivadinę, ten viena grupė yra Patriotai už Europą, kita grupė vadinasi Suverenių tautų ten grupė. Tai gali tik labai paprastai pasakyti, kad toks elgesys ir toks balsavimas nieko bendro su patriotizmu už Europą neturi, nes tai yra elementariausiai Europos išdavystė. Lygiai tas pats, tai Europos išdavystė niekaip nestiprina
nei kurių nors tautų, nei kurių nors Europos piliečių suverenumu. Džiaugiasi tik Putinas. Tai štai čia pasidaro tas paveikslas visiškai aiškus ir gerai, kad kitom grupėm čia buvo visokie abejonių, ten ir dėl žaliųjų, ir dėl liberalų Renių, dėl socialistų šiek tiek buvo abejonių, kaip jie balsuos. Nes, partijos yra pralaimėję rinkimus, yra, aišku, piktos. Nelaimingos, piktos, ieško čia vis priekabių. Bet gerai, kad užteko to atsakomybės jausmo, individualaus atsakomybės jausmo, kiekvienam iš parlamentarų. Ir tikrai tas balsų skaičius yra pakankamai įspūdingas. Ir tai rodo, kad iš tie štai tokio pavojų, tokių grėsmių akivaizdoje, tai ne tik, kad ten stiprėja kokia nors ten ta radikalioji dešinė, kur tikrai kažkiek yra sustiprėjus ir čia matom ir naujų veidų ir tokių Vieną šiandien išvedė iš salės. Juokdarių ir čia kai kam iš Lietuvos bus problema, kaip konkuruoti dėl didžiausio juokdario. Neįveiks, man atrodo. Mūsiškiam toliai. Tai bet sakau, štai tokiam aplinkybėm yra labai svarbu, kad tos normalios, proeuropietiškos, proukrainietiškos partijos jos vis tik tai tą atsakomybę pajuto ir ją realizavo. Ir tikrai tai įneša labai daug stabilumo ir į visą ES gyvenimą, į visą Europos kontinento gyvenimą ir manau, kad tikrai laukia dideli darbai. Aišku, dabar tie darbai jau tęsis toliau tik tai rugsėjį, bet yra visos galimybės tikrai siekti didelių tikslų, ilgalaikių tikslų, matyti visą tą naują kadenciją, 5 metų kadenciją, žiūrint į tai, kokiu rezultatu galima ir būtina pasiekti, ir tą tikrai galima padaryti. Tai aš tik tai 3 dalykus. Vieną labai trumpą. Šita kadencija bus kitokia ir dėl ne tik tai, kad čia Europos parlamente vis tiek sudėtis truputį pasikeitė, kaip visada pasikeičia, ir tų kraštutinių dešiniųjų, tų prorusiškų jėgų, aš juos taip vadinčiau, beje ir kairėjų yra, kairioji pusė. Gal padaugėjo, bet branduolys išliko, bet kitokia situacija bus Europos komisijoje, kas dabar labai svarbu, Lietuvai reiks apsispręsti ir aš dar kartą raginu ir Lietuvos prezidentą, ir Lietuvos Seimą pasinaudoti šitą situaciją, kuri dabar susiklostė palanki Lietuvai, todėl kad Europos liaudies partija būtent bus dominuojanti ir Europos komisijoje, kur dauguma komisarų, bent jau daugelis komisarų bus iš Europos liaudies partijos, tos pačios, kur Ursula von der Leyen, ir lygiai taip pat vadovų taryboje. Gali būti taip, kad ten padaugės šitos politinės jėgos, tai todėl ir mūsų šansas yra stiprų kandidatą iš tos laimėjusios jėgos siūsti, kad jisai turėtų didelę įtaką, o nesėdėtų jis ar jį kažkur tai pakrašty. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš noriu visiems parekomenduoti, kas domisi europinė politika, būtinai išklausyti Ursulos von der Leyen kalbą, politikus ypatingai, jaunus politikus, kurie ruošiasi dar tik tai eiti į politiką, bet kaip turi atrodyti politiko kalba. Kokios žinutės turi būti pasiustos, kokia emocija joje turi būti. Žinutės visos reikalingos ir teisingos. Ir gal dėl to ir balsuojama buvo, kadangi sudėliota buvo taip, kad aišku, žalieji kažką išgirdo ir socialistai kažką išgirdo, bet svarbiausia, kad jinai nesitraukė nuo pagrindinių savo principų. Ir dar paskutinis dalykas, kai aš nuėjau jos pasveikinti ir jau pasibučiavom, tai aš jai sakau, Ursula, žinai, dėl ko labiausiai džiaugiuosi? Labiausiai džiaugiuosi, kad Kremlius šiandien šampano negers. Nes iš tikrųjų dieną ėjo žinutės iš to paties Peskovo, iš Kremliaus apie tai, kad stebėjo tą procesą, labai tikėjosi, kad galbūt jinai bus neišrinkta. Ir labiausiai jam matosi užkliuvo gynybos sąjunga. Tai, kad Ursula paminėjo gynybos sąjungą, kaip pradžią, ką reikia kurti mums būtinai, tai Kremlius tai priėmė kaip ženklą jiems blogą. Tai va, tai Andriau dabar sakyk apie savo prioritetus šią kadenciją ir aš šiek tiek paskui apie savo. Aš tik tai noriu iš karto pasakyti, kas bus. Aš pati žinau, kas bus su tavim. Tai Andrius toliau bus pagrindinis idėjų generatorius Europos liaudies partijoje, toj srity, kurioje jisai dirbs, tai yra Ukraina, Rusija, saugumas ir enlargement, plėtra Europos Sąjungos. Aš nežinau kito žmogaus mūsų grupiai, kuris taip produktyviai generuotų turinį. Nebūtų kažkuo tik tai, nesėdėtų tik tai pozicijose ir kalbėtų ten žiniasklaidai žinutės siūstų, bet iš tikrųjų gamintų turinį. Tai kokį tą turinį planuoji gaminti?
Nu, Rasa, tai ačiū čia už tuos pagirimus. Čia ne pagirimai, čia yra teisybė. Tai, nu, iš tikrųjų, jau per tuos 5 metus turbūt čia mes supratom ir išmokom. Ir kokie darbai čia yra svarbus. Ir kam reikia skirti daug dėmesio. Ir kad tai, ką tu darai, nebūtinai sutampa su tuo, kokias tu turi kur nors tenai pareigas. Taip. Nors pareigos irgi yra. Tuo labiau, kad mažom valstybėm tų pareigų čia labai retai kada pakliūna. Man anoje kadencijoje pakliūva, bet irgi taip jau galima sakyti aplinkybių dėka. Jo, tai čia taip jau yra, kad iš tikrųjų čia ta sistema pareigų paskirstimo yra visiškai pririšta prie delegacijų dydžio, delegacijų dydis priklauso nuo valstybės dydžio. Tai čia, taip sakant, to... Kiek vokiečiai pas mus turi? Pas mus vokiečiai turi 30, o mes 3. Tai įsivaizduokit skirtumą. Tai toks, ir pagal tai yra dalinami postai. Nu, tai nesvarbu, čia galima skųstis, kad čia ne visai teisinga ir taip toliau, bet... Tikrai ne pagal protą. Jo, tai čia jau kitas reikalas. Bet iš tikrųjų, čia yra, nu, ne vieną kartą aš jau kartuoju, kad Europos parlamentas yra ta vieta, kurioje gimsta Europos politinės idėjos, yra turbūt labiausiai politiškai tokia koncentruota minčių ir idėjų vieta. Ir jeigu tos idėjos gimsta net ir iš nedidelių delegacijų, visada yra galimybė aplink, taip sakant, tas idėjas, aplink bendrą tikslą burti žymiai platesnės bendraminčių koalicijas. Ta darėm praeitam parlamente, tą darom ir dabar. Ir net ir klausantis Ursulos von der Leyen kalbos, ir aš tą jau ne vieną kartą čia kartuoju, turbūt ir mūsų laidose, kad, nu, akivaizdu, jog Europos bendrojoje politikoje bus postūmis į dešinę, nes tokie yra rinkimų rezultatai. Ir dėl Europos liaudies partijos sustiprėjimo, ir dėl tų centristinių jėgų susilpnėjimo, tai mes galim prognozuoti keletą labai aiškių dalykų, ir kurie yra tampriai susijęs su tuo, ką mes iki šiol darėm. Tai pirmas dalykas, visiškai akivaizdu, kad stiprės politika gynybos ir saugumo srityje, stiprės politika paramos Ukrainai ir tame tarpe ir ES plėtra. Ir jau komisaras aiškiai įvardinta, kad bus nebe kaiminystės komisaras, o bus plėtros komisaras. Tai yra atskiriama kaiminystė. Na ir kadangi tos kaiminystės yra ir tenai aplink Viduržemio jūrą, tai atskirai bus komisaras dar ir Viduržemio jūros visom pakrantėm. Bet plėtros komisaras yra labai svarbu ir aš manau, kad čia gali būti sekančio 5-mečio pats svarbiausias darbas, tai iš tiesų išjudinti tą plėtros procesą. Na ir akivaizdu, kad matyt to žaliosios sutarties arba Green Dealo įgyvendinimas bus labiau subalansuotas, nebus atsisakoma pagrindinių tikslų, bet jis bus labiau subalansuotas, atsižvelgiant ir į verslo, ir į žemės ūkio pastebėjimus. Na ir paskutinis dalykas, kam iš tikrųjų ES turės skirti daug dėmesio, tai ES konkurencingumas ir ekonominis augimas ir per tai, taip sakant, gerovės kūrimas. Tai aš matau va čia tuos pagrindinius dalykus, kuriems ir skirsim toliau dėmesio, ypač va ta saugumas, gynyba, Europos rytų kaiminystė. Čia iš tiesų vyks, nuo mano įsitikinimu, tai Europos pačios likimas yra sprendžiamas Ukrainai. Ir tą čia jaučiam, kad turbūt daug kas tą panašiai supranta, gal mes čia tokie aktyvesni ir daugiau tų idėjų generuojam, bet, na, aš taip jaučiu, kad, va, ir iš to balsavimo rezultatų, kad iš tikrųjų tos paramos šitai politikos krypčiai atsiranda dar daugiau. Bet čia aš tik tai galiu pasakyti, kad, na, iš ties, vat, ir ką čia ir šitom dienom darėm, ir įvairūs čia tie posteliai, dalybos, kad ir esam nedideli, bet yra tokių vietų, kur yra balsuojama jau demokratiškai. Nesvarbu, ar tu iš mažos valstybės, ar tu iš didelės valstybės, jeigu tu turi tam tikroj srity pripažinimą ir autoritetą, už tave balsuoja, tai aš atsilygindamas, taip sakant, už pagirimus, noriu pranešti, kad Rasa vakar buvo išrinkta tikrai svarbias pareigas saugumo komiteto mūsų grupės, tai yra Europos liaudies partijos atstovų šitame komitete, taip vadinama koordinatoriaus pavaduotoja, nu arba kitaip liaudiškai tariant, seniūno pavaduotoja. Bet tas darbas yra tikrai labai reikšmingas, kadangi per tai eina visos politinės idėjos. Mūsų partijos turinys eina. Jo, mūsų partijos turinys eina štai tame komitete, čia ne kažkokios administracinės pareigos ten, kur kartais būna tokių pareigų, ten papirmininkauti posėdžiam.
bet čia iš tikrųjų yra turinio pareigos. Tai tas labai svarbu ir labai reikšminga ir ypač, kad akivaizdu, jog dabar tas saugumo, jis yra pakomitetis, užsienio reikalų komitetas, bet jis taps tikrų komitetų ir tai bus vienas iš svarbiausių komitetų visame Europos parlamente. Tai taip, iš tikrųjų, čia buvo tokia įdomi savaitė, man pačiai gal net netikėta, kada taip sulaukiau pasiūlymų, netgi sakyčiau, dar prieš tai, kai susirinkom čia, kad aš ryščiausi eiti, bandyti kandidatuoti į tas pareigas. Ir man atrodo, kad daugiau iš Baltijos valstybių mes nelabai ir turėsim koordinatorių lygyje, ką nors tos politikos net ir kituose komitetuose. Aš taip reiktų pasižiūrėti, bet dar nesu tikra. O saugumas ir gynyba akivaizdu bus prioritetas. Ryškiai bus prioritetas. Aš beje noriu priminti, kad išimties tvarka, jau rašiau savo Facebook'e, čia buvo priimta vakar trečiadienį buvo priimta rezoliucija, tai niekada parlamentas pirmą kartą susirinkęs nepriminėjo jokių dokumentų ir mūsų, Manfredo Weberio, mūsų partijos pirmininko idėja buvo priimti rezoliuciją dėl Ukrainos, kad parodytumėm labai aišku signalą visam pasauliui, taip kaip Ursulos von der Leyen išrinkimas aiškus signalas ir vakarykštė šitą rezoliuciją, už ką mes. Ir balsavo beveik 500 narių iš 720 už tą rezoliuciją, kurioje pasakėm, kad mes su Ukraina. Tai labai svarbu buvo. Tai va dabar tas saugumas ir gynyba, jisai pirmą kartą istorijoje, jau dabar girdim iš užkulisių, kad tikrai tas įvyks, pirmą kartą istorijoje parlamentas turės pilnavertį komitetą dėl saugumo ir gynybos, nes anksčiau tai būdavo pakomitetis todėl, kad ES neturėjo kompetencijų ir dabar neturi kol kas, bet tą ir reikės pakeisti ateityje, kad sukurtumėm iš tikrųjų tvirtą gynybinę sąjungą. Tai va man teks prisiliesti prie šitų darbų ir aišku, būtų buvę sunku tapti koordinatorė, ką iš pradžių bandėm aplikuoti, bet Ispanijos kolega, o ispanai turi daug vietų čia, dideli ir be to žinot, skirtingi tie požiūriai, pietų, šiaurės, rytų, vakarų. Tai aš iš karto priėmiau tą pasiūlymą, kad aš būsiu vicekoordinatorė, jisai koordinatorius ir dabar matysim, kaip mums seksis, bet kol kas labai draugiški santykiai, jisai nori mano kompetencijų, arba tiksliau mūsų regiono kompetencijų šitoj srity ir jo kompetencijos, pavyzdžiui, dėl pietinių grėsmių iš pietų ateinančių, o jos beje irgi didelis. Žiūrėkit, rusai užėmė vakarinę Afriką beveik jau, išstūmė prancūzus ten. Tai čia tik tai detalė, nenoriu taip plėstis, gal ateityje bus progų daugiau pasišnekėti, tai va turėsim dirbti ir toliau. Bet man atrodo, kad mes, Andriau, jau dabar, jeigu nori dar kažką tai kokią žinutę pasiųsti, mes jau turėtumėm baigti, nes vienas dalykas manęs jau autobusas į Frankfurtą laukia. Tu, kiek žinau, grįši automobiliu, bet pradedam sezoną. Dabar pertrauka iki rugsėjo, o paskui tikėsimės jūsų dėmesio nuo rugsėjo ir dažniau. Tai ačiū labai, iš tikrųjų, geros vasaros visiems, kiek čia jos dar yra likę. Na ir mums irgi gal reikia galvas pravedinti. Jo, bet ir labai noriu palinkėti mūsų kolegoms, mūsų bendražygiams Lietuvoje, nes jiems ta vasara bus kitokia. Turiu omenyje artėjančius Seimo rinkimus. Ir aš šiandien labiau negu bet kada esu įsitikinusi, kad taip kaip Europoje Europos liaudės partija laimėjo ir kas yra labai svarbu visai Europai, taip ir aš sunkiai įsivaizduoju Tėvynės sąjungą, Lietuvos krikščionis demokratus, kažkaip tai, jeigu būtų kitaip, negu kad jų sėkmė parlamento rinkimuose. Tiesiog to reikia Europai ir to reikia Lietuvai. Tai sėkmės ir mūsų kolegom, kurie dalyvaus rinkimuose. Ačiū ir sėkmės.